tarybos nariam, savivaldybei, kad tikrai žmonėm yra kaina didelė, Viešviliai ir Jurbarke, kadangi Jurbarkas anksčiau mokėdavo, praktiškai buvo prie vieno iš mažiausių mokančių už šildymą rajonas. Dabar jau atsidūrėme dešimtukį, kurie mokame daugiausiai Respublikui. Tai mes mokam, reiškia, dabar vasario mėnesį už kilovatvalandę 32,33 centų. O mažiausiai moka Respublikoje Tauragė, kuri naudoja biokurą, 20,44 centai. Jeigu paimtume kaimynus Raseinių 21,39, Šilalė 22,31, Šakiai 29,78 ir Šakiai taip pat kūrena dujas, kaip ir mes, bet kažkodėl tai jie, reiškia, moka daug mažiau. Ką aš noriu pasakyti, kadangi praktiškai dėl Jurbarko kainų nustatymų Jurbarko rajono savivaldybės taryba neturi jokios įtakos, kadangi mūsų šilumos tinklai priklauso. Čia gerbiami viešviliškiai, rajono gyventojai. Mūsų mitingas yra viena iš tų formų, kur mes galime išreikšti savo poziciją. Nu, aišku, geriausia būtų turbūt su šakėm čia išnešti kai ką iš tų rūmų, bet šiandieną mes negalim to padaryti, tikėkime, gal tas mitingas bus stimulas kai ką pasitraukti. Kalbam apie šilumą. Šiluma, tai ypatingai pusę metų, kartais ir daugiau kaip pusę metų, skaudžiai užgula Jurbarko miesto gyventojų ir dar Viešvilės miestelio gyventojų pečius. Prieš 3 metus buvo mitingas, bet po to priimta rezoliucija, iš esmės niekas nereagavo. Ir turbūt mūsų rajono vadovai išsigandę šito mitingo, ar sureagavę tą numatytą mitingą, jau nuvyko į Kauno Energiją, kad būtų užsakyta galimybių studija, analizuoti, kiek kainuotų tas Jurbarko šilumos tinklų perdavimas rajoną ir išsilaikytų ir panašiai. Ir pateiktas vakar buvo vienas toks įdomus skaičius, kad už praėjusius metus Jurbarko šilumos tinklai gavo 800 000 litų pelno. Tai kokio dar reikia ten velnio laikyti prie Kauno? Seniai reikia perimti ir tvarkytis patiems. Dabar dar apie Viešvilę pakalbėsim. Seimo nariai Andrius Mazuronis, kuris yra atvykę šiandieną pas mus, kuris galios iki 15 metų, vėl bus padidinta. Vėl didžiulė neteisybė. Ir argumentas buvo tas, kad požeminiai darbai Viešvilė patyrė 2010 metais sumažinusiems ten tą tarifą, tariamai sumažinus 28 000 litų nuostolių. Tada prašai, parodykit, iš kur tas nuostolis susidaro, dokumentų nėra. Buvo vienas iš argumentų, kad pakilo stipriai skiedrų kaina. Išsireikalavom sutartis ir ką pasirodė, kad 2010 metais pirtų skiedrų kaina, o net 1 litų pigesnė, tikrai yra sudėtinga Viešvilėje. Dabar mūsų, kaip sakant, stebina mūsų visą bendruomenę, kuri naudojasi centralizuotų šildymų, praeitų metų to įkainio svarstymus. Vis tiek galutinį žodį tarė, kaip ten bebūtų savivaldybės taryba ir jinai galutinai tvirtina. Aš prisimenu prieš 2 ar 3 metus anksčiau, kaip irgi požeminių darbų dukterinės įmonės energotiekimas direktorius pateikė, reiškia, įkainio skaičiavimą, nu ir taryba vis tik tai nepatvirtino jo ir pasiliko, reiškia, tam sezonui, reiškia, ir toliau. Nuo praeitų metų, reiškia, rugsėjo mėnesį, kai buvo svarstymas. Ir nežiūrint į tai, kad savivaldybės tarybos narys ponas Gudaitis abejojo šito įkainių tikslingumu, reiškia, nežiūrint į tai, kad savivaldybės tarybos narys ponas Toškus taip pateikė tiesiog ekonominius skaičiavimus ir parodė, kad ten, reiškia, visą eilę pažeidimų padaryti. Nustebino, reiškia, šitas dalykas, kad ponas Kiaunė aiškino, kad pelno, žinot, yra barjeras iki 5 procentų gali, reiškia, įmonė nusistatyti savo. Reiškia, jie nevatai nusistatė 1,7 berods buvo, reiškia, procentų. Nu, pagal ponos Toškos skaičiavimus gavosi 10,5, reiškia, netgi dvigubai viršyti, savotiškas netgi kriminalas gavo. Taip, dabar šiandien kokia padėtis, dabar kalbėjau su savivaldybės tarybos nariais, tai situacija truputėlį pasikeitusi į mažesnėje pusę, neaišku, kiek čia tas dalykas bus, reiškia, ilgai tęsis. Nu, norisi taip pat atkreipti dėmesį tai, kad didžiulę
tikrai paramą daro. Ir taip pat jūs puikiai matote čia atvykusi Seimo narį, poną Mazuronį jaunesnįjį, taip galima pasakyti. Didelę paramą mums teikia irgi Seimo narys, ponas Paulius. Jurbarko gyventojai. Mes Dariaus Girėnų gyventojai norim pareikšti, kad atsijungtų mūsų šilumų tinklai nuo Kauno Energijos, kurie mažina pensininkų pragyvenimą. Ir tiesiog graudu žiūrėti, kad moka pensininkai ir paskutinius pinigus atiduoda su ašaromis. O mūsų meras į dabar nepasirodo. Bijo išlysti iš tos katakombos. Jis tiesiog atsidavęs Kauno Energijai, jis priklauso Kauno Energijos tarybai. Jis ten vyksta, bet kad mums ką nors palengvintų, jis nieko nelengvina. Tik sunkina aplinkybės mūsų gyventojams. Norėtumėm, kad jis nebijotų ir išeitų pasakytų miestų gyventojams, dėl ko kaip jis net esą ir bijo ir išeiti. Jam gėda. Taip. Nu, kaip sakoma, bailys Leopoldas jis niekad neišeis. Tai vat, gyventojai norėtume, kad jūs yra numatoma rinkti parašus gyventojų ir pateikti, kad būtų kapitališkai atjungti nuo Kauno Energijos, nes mums kitai pragyventi tikrai jau nebus. Iš tiesų, daug labai jau buvo pasakyta, teisingų dalykų buvo paminėta, daug labai skaičių ir panašiai. Tai aš norėdamas taupyti jūsų laiką ir nesušaldyti jūsų, pasakysiu tik keletą faktų, kurie dar nebuvo paminėti šioje viso istorijoje. Visų pirma, tai labai gaila, kad mes čia stovim kovo 1 pavasario dieną. Pavasaris matyti ne ta diena, kai reikėtų dėl šilumos kainų išeiti, nes jau sąskaitos visos praktiškai apmokėtos. Be jokios abejonės čia reikėjo ateiti ir stovėti, kai buvo priimtas sprendimas gruodžio arba lapkričio mėnesį. Tai iš tiesų matyt būtų buvę galbūt daug naudingiau ir galbūt mažiau mėnesių būtų tekę mokėti tokią kainą, kokią teko mokėti. Dabar antras dalykas susijęs su viešvilės kainom. Tai iš tiesų padariau 2 kreipimusis. Vieną į kainų energetikos komisiją, vieną į viešųjų pirkimų tarnybą. Iš vienos atsakymas jau yra ir jį puikiai žinot, kad kaina, kuri buvo nustatyta, pripažinta, kad buvo nustatyta neteisėtai ir nepagristai, tai nurodyta eilė labai daug trūkumų. Tuo tarpu antras kreipimasis į viešųjų pirkimų tarnybą dėl to, kad patikrintų, kokiom sąlygom vis tik yra perkamas tas kuras. Piliečiai yra pasipiktinę, kad jiem ne vis vien, tai iš tiesų prie tų sprendimų taip lengvai, kaip galėtų būti prieita, iš tiesų prieita nebus. Tai siūlyčiau nepasiduoti ir kovoti už savo teisės. Aš taip reikia pasakyti, kad visus sprendimus ir su Jurbarku atidavimu Kaunui katilinė priėmė šitos pastato nariai, tarybos nariai. Ir kada reikia taisyti bėdas, jau jie tada netaiso. Jiems tada nerūpi, tas pats ir Viešvilė. Viešvilė kiek pardavė? 20 metų. Atidavė ar pardavė, aš nežinau. Ir be jų žinios. Ir jie dabar negali net atsijungti, nes jie patys neįsipareigojo, bet mūsų taryba įpareigojo juos suvartoti, nežinau, kažkiek ten kilovatvalandžių to šildymo energijos. Ir žmonės tikrai Viešvilė turbūt dar sunkiau gyvena negu Jurbarkas. Ten darbų mažiau. Bet Jurbarkas irgi, jeigu žiūrit, mes mokam kaip kauniečiai, nors pajamos Jurbarko rajone yra Respublikoje vienos iš mažiausių. Tai ir jūsų lygiai tas pats. Matot, čia gal ne angelas, čia yra nuolės angelas, yra demonas. Tai gerai, kad jisai stovi šitam, sakyčiau, šitam skvere, nes prie šito namo. Ir jeigu pažiūrėsit, jisai tempia Jurbarko herbą žemyn. Tai jis atspindi labai gerai pastatytas. Tai va, čia yra, ką mes mokam padaryti. Meras moka nusipirkti prabangų automobilį, kiti valdininkai, dabar nueikite į kiemą ir pamatysite, ten kokį 5 nauji automobiliai. Sumažinti kainų jums nesugeba, nes jūs šitam pastatui nelabai rūpi.
nes už visas bėdas turit susimokėti jūs. Ką jie padaro, jūs mokat. Tai taip, kad mitingas, aš matau, tikrai prasmingas ir kad jūs pareiškėt savo nuomonę, tai tik tai dėkui jums, kad atėjo. Aš dabar dėl Viešvilės noriu pakalbėti. Šiaip tai mūsų tarybos nariai, kiek metų jau mes Viešvilėje gyvenam, nei sykio nėra atvažiavę, pasidomėję dėl žmonių gyvenimo. Kiek buvo susirinkimas, nei vieno, kuris balsavo už mūsų šildymo pakeilimą, nei vienas nepasirodė. Visą laiką viskas slaptai darė. Dabar dėl Kauno energotiekimų, kuris pas mus šildo. Dabar žiemą mes mokėjom prisukti šildymas, mokėjom 400 už 52 kvadratus. Bet pas mus šildymas buvo ryte atsikėlus 13 laipsnių. Tuo labiau, kad pas mus yra mažamečiai vaikai. Jie labai dažnai serga. Pas mus nieks nežiūri. Vyrai vasarą išleidžiami nemoka, priverčiami eiti nemokamų atostogų, kadangi energotiekimas neturi pinigų sumokėti atlyginimam. Dirba vyrai už minimumą. Jeigu ką nors pasakai, netenka eikit. Taip, ir aš manau, kad čia visur tas pats yra, o mūsų vyrai šitam pastate, jie nežino padėties, nes jie nesidomi visiškai mūsų rajono gyventojams. Jiems yra aktualu privačininkai, kurie gal nežinau, gal moka jiem pinigus ar kaip, vakar įrodė, rodydami, balsuodami. Federal centristas į Seimą. Kaip jūs galvojate, ar jūs balsuosite už jį? Tai va, norėčiau pareikšti, kad merai jokių šansų nebūtų į Seimą papulti. Tegu džiaugias, kad jis papulė į savivaldybės rinkimus. Galiu pasakyti, kad šiluma yra 20 amžiaus galbūt maras, galima taip pavadinti. Čia pas mus tikrai, kad valdžia netkreipia jokio dėmesio į žmonės. Mūsų, kai žinom, 5 namai yra Jurbarke renovuojami ir mes laukiame irgi, kad bus mums geriau, kad bus šiluma pigesnė žymiai. Praeitą mėnesį galbūt taip ir buvo. Mes sutarėm su komunaliniu ūkiu, vienu žodžiu, kad šilumą nurašysim kartu ir tvarka bus atseit, bet šį mėnesį jau kitai pasirodė. Pas mus atėjo komunalinio, buvo nors užrakintas šilumos mazgas, bet išplėšė spynas ir pasižiūrėjo patys, kiek jiem reikia ir padarė tai, kaip jiems reikia. Žinoma, pažadėjo pavaduotojas, kad taip nebus, bet aš tikrai ir žmonėm, ir mums atsakomybė didelė ir vargo labai daug yra. Taip, kad ir su ta pačia šiluma, vis tiek, man atrodo, kad turėtų kažkokiai... Tik už šildymą mokam, mes kiekvienais metais mokam už šildymų punktus. Nuo 11 litų iki 42 litų, čia palei kvadratūrą priklauso. Ir mes mokam apskritus metus, ar šildymas, ar nešildymas. Nors mūsų šilumos energiją tiekiantys žmonės, įmonė nieko vasarą nedaro, nei pirštų nepajudina, net neteina voratinklį nusivalyti nuo einant punktą ten, kad būna. Ir dar... Labai reikia, kad jūs ateitumėte į tarybos posėdžius, kada svarstami klausimai susijęs su Jurbarko gyventojų problemu. Jeigu būtumėt vakar buvę, reiškia, tikrai aš manau, tarybos nariai būtų kitaip sureagavę ir prašė pasisakyti. Taip, kad aš kviečiu sekančius posėdžius, kada matysit klausimai aktualūs labai yra, ateikit, reiškia, iš tikrųjų reikia kalbėti tarybai, kad matytų, kad ne vien tarybos nariai sprendžia, bet žmonės yra suinteresuoti. Atsižvelgdami į valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 212 metų sausio 26 dienos sprendimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos akciniai bendrovai požeminiai darbai nustatytų šilumos kainų dedamųjų, nebejojami, kad
Dėl šildymo kainų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams sprendimus priimti turi Jurbarko rajono, o ne Kauno miesto savivaldybės taryba. Siekdami užtikrinti Jurbarko rajono gyventojų teises ir teisėtus interesus, raginame Jurbarko rajono savivaldybės merą bei rajono tarybą. Viešvilės miestelio gyventojams šildymo kainas nustatyti pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 212 metų sausio 26 dienos sprendimą numeris 03.1. Antra. Nedelsiant parengti kompensavimo už šildymo viešvilės gyventojams tvarką, kompensavimo suma turi būti lygi sumai, kuri gyventojų buvo permokyta viso šildymo sezono metu, kol galiojo neteisingai paskaičiuota kaina už centralizuotai tiekiamą šilumos energiją. Trečia. Kuo skubiau inicijuoti būsimas procedūras, kad Jurbarko miesto šilumos tinklai būtų perduoti Jurbarko rajono savivaldybės žiniom. Ketvirta. Siekiant užtikrinti mažesnės šildymo kainas Jurbarko rajono gyventojams, skubiai priimti sprendimus dėl biokuro naudojimo gaminant šilumos energiją. Ar sutinkat su šituo? Tinka. Jeigu turit ką nors dar pasiūlyti, tai galim padėti ir perduoti rajono merui ir savivaldybės tarybai. Yra pasiūlytų žmonių merą atleisti. Ne, dabar reikia išrinkti kandidatus ir tegul nešame. Čia parašai. Tai mes truputį pakoreguosim jūsų atsižvelgsim pasiūlymus, jeigu jums leisit, ir mes perduosim merui ir savivaldybės tarybai. Ačiū visiems. Į ką būtų atsakyta jumi, Taip. Ačiū visiems už dalyvavimą ir manau, kad mes turim nesustoti ir toliau kovoti už savo teises ir nebijoti išeiti ir sakyti savo nuomonės. Tikrai būkim drąsūs, būkim atviri ir bendraukim ir tikrai reikalaukim, kad mūsų išrinkti tarybos nariai atstovautų mūsų teisingai ir kiekvieną mūsų pakalbintų, išgirstų mūsų bėdas ir viską išsakytų tarybos posėdžiuose. Ačiū visiems už dėmesį.